Labas rytas, mano mylimieji žiūrovai. Šiandien aš važiuoju truputį pailsėti. 3 dienas realiai nedirbsiu, tai va, biškai bus tokios kaip mini atostogėlės ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau šviečia saulytė. Nes tas visas kitas dienas tai buvo niūru, šalta ir tas labai kažkaip man nepatiko, galvojau, kaip nefaina, kaip čia reikės rengtis ir taip toliau. Na, o šiandien tikrai graži dienelė nusimato ir vyksiu tuoj į oro uostą. Dar šį bei tą turėčiau susitvarkyti, dar reikia truputį nulėkti iki parduotuvės ir dar mini tokių darbelių padaryti, bet jau tikrai neužilgo aš iškeliausiu, tai manau, kad jums bus visai įdomu pakeliauti kartu su manimi. Tai darysiu tokią kaip diena su manimi filmuką. Įsidėjau kamerą Justės, tai žiūrėsiu, kaip čia jinai filmuos, nes tikriausiai telefonas labai greit nusės. Tai va, tai vykstu tvarkyti savo reikaliukų ir iki malonaus. Na ką, atvykau jau į oro uostą, dar nevyksta registracija, teks palaukti. Tai įdomu, kodėl nevyksta ta registracija. Manau, kad viskas bus gerai. Na ką, aš jau laukiu savo skrydžių ir apsipirkau duty free. Kuprinę užsidėjau ant pečių, nes pakankamai sunkiai gavosi. Mano štai rankinis bagažas ir nelabai galiu parodyti, kaip aš atrodo, bet užsidėjau savo raudonus batukus. Tai va, o ten, kur skrendu, gavau žinutę, kad nėra labai šilta ir lynoja. Tai jaučiu, apranga bus ne į temą. Einu ieškoti savo vartų, realiai turėtų būti šitoj pusėje. Nuostabios žinios, mano lėktuvas vėluoja 5 valandas, tai pasirinksiu oro uoste, o realiai grįšiu sekmadienį, tai atostogos labai sumažėjo. Tai ką, mano laukimas, galima sakyti, eina į pabaigą, liko 1 valanda ir dabar realiai pasikeitė mūsų vartai. Tai eisiu kitus vartus, paliku savo lagaminėlį, žmonėm pasaugoti, nes jau susibičiuliavau ir mažų mergaičių čia draugų sutikau ir mane bičiuoja ir taip toliau. Tai man dar reikės nuvykus tenai į autobusą sėsti ir dar reikės traukinį važiuoti ir keltis. Tai štai aš jau lėktuve, mane pasodino prie emergency exit, va žiūrėkit, vieną sėdžiu. Tiksliau leidau pasirinkti, tai 5 valandos laukimo išeina, sėdėsiu labai patogiai. Matosi nepavyka už lango, bet viskas yra labai gerai. Labai gražu, gryna karalystė debesų. Tai ką, sveikučiai, aš sėdžiu jau Norvegijos oro uoste ir jūs įsivaizduokit, neveikia mano telefonas. Aš puoliau skambinti, nes mane turi pasitikti ir nieko čia nėra, niekas manęs nelaukia. Ir aš tiesiog jau išsigandau, kad mano telefonas neveiks, kaip aš susitiksiu ir ką darysiu. Ir taip prisėdau prie stalo ir prieina vyras prie manęs lietuvis ir sako, gal jūs pavežti. Sakau, ten ir ten aš važiuoju, pirmą kartą tai Norvegija ir nežinau, turi manęs atvažiuoti pasitikti. Bet gavosi, kad gerai, kad turėjau užsirašęs telefono numerį knygutę, tai iš jo telefono mes paskambinom ir man sakė tiesiog laukti, kad važiuoju. Tai va. Tai mano diena su nuotykiais prasidėjo ir labai tikiuosi, kad jie baigsi šiandien laimingai ir aš pasieksiu savo vietą, kurią ir planavau iš pat pradžių, kad turėčiau atvykti. Tai manykim, viskas bus gerai. Aš jau traukinyje,
vaizdas atrodo štai taip. Matot? Va, labai įdomus namai čia. Važiuojam, vienas stotelis. Žiūrėkit, aš kaip aukštai stoviu, ką tik atvykau traukiniu ir ten, va ten matosi mano keltas ir parodysiu, kokie nelabai malonus padaryti, ne laiptai, kaip čia pavadinsi, žodžiu, labai kulniukai man stringa, tai nelabai fainai apgalvota idėja padaryti tokį tiltą. Jis labai yra didelis, tai va labai gražu. Čia saulytė šviečia, lekiu žemyn. Aš žiūrėkit į keltą atvažiavau jau pilną mašinų. Štai koks vaizdas, nerealu. Tikiuosi išeisiu šiek tiek į lauką, labai šaltas oras. Tai va, pagal kas viduj, parodysiu, kaip atrodo viduj. Va, viduj viskas taip, gražu. Ir visi prie langų realiai susirinkę. Aš jau atvykau, viskas, dėsiuosi daiktus ir jau lėksiu poilsiauti. Manau, kad šiandien, atsitrenkiau į šaldytuvą, manau, kad šiandien jau daugiau nebesugrįšiu, tad sakau, iki susitikimo. Labas rytas, na štai, išsimiegojau, realiai beveik nemiegojau. Šventėm gimtadienį, labai vėlai nuėjau miegoti ir šitą labai garsiai muziką leido, tai aš kažkaip negalėjau miegoti prie tos muzikos. Na, saulytės nėra daug, bet oras pakankamai geras ir toj važiuosim dabar su kompanija visokių apžiūrėti įdomių vietų ir važiuosim kažkokį pasaulio kraštą. Nežinau, kas tai yra, tai viliuosi jums pafilmuoti. Sustojom pavalgyti. Čia va, kelias magistralė, mano maistas. Jūs pažiūrėkit, kur aš atvykau į pasaulio kraštą. Matot, žiauriai gražu, labai faina vieta. Žiūrėkit, prie kokio gražios skulptūros. Mama su vaikučiu ir dar kiti šalia. Šiaip vieta superinė. Aš filmuoju. Vieta superinė. Jachtos ir oras man, kaip pasakė, žiauriai geras. Jūs pažiūrėkit visi, kaip čia yra gražu. Čia tikrai yra pasaulio kraštas, visur akmenys, aš ant aukšto stoviu. Va, iš tenai mes atėjom. Čia va, kiek daug žmonių, jie visi ilsisi, gerai leidžia laiką ir kaip man pasakė, labai reta, kad būtų toks geras oras, nes išties nešalta, šviečia saulė, aš apsimuturėjau, galvojau, bus šalta. Nieko, labai geras oras ir tas labai džiugina. Visiems siunčiu linkėjimus, susistojau ant aukštų akmenų, viskas, daugiau nebefilmuojam, nes toj vyras mano nukris. Labas rytas, na štai žiūrėkit, kaip aš plaukiu keltu. Labai didelis vėjas, tai šiek tiek matosi, kad ir nemažas bangos. Ir mano pusryčiai, ir uogienė dėta ir grietinė. Tai dar gersiu kavytę. Sveikučiai, aš su jumis iš tikrųjų nebeatsisveikinau ir nepabaigiau filmuko diena su manimi. Tai šiandien nutariau, kad tikrai reikia pabaigti tą filmuką. Ir aš jau esu Lietuvoje, jau ir po mano gimtadienio. Kaip matėte, mano kelionė buvo ganėtinai tokia, nesakyčiau, kad sklandi, nes Vilniaus oro uoste man teko laukti nuo 11 iki 17 valandos lėktuvo. Tai tikrai buvo ganėtinai nelengva, bet susiradau draugų, susiradau draugę mažytę mergytę, kuri ėjo aplinkui mane ir vis bučiavo ir įsivaizduokit, lėktuve aš gavau atsisėsti ten, kur norėjau ir sėdžiu, eina ta mergaitė, pirmyn atgal jos ten su kitom draugiam vaikšto. Pamatė mane, kaip raketa atsisėdo šalia, užsisegė diržą ir sėdė. Nu, sakau, tu tai visai išpratėjęs, ką mama pasakys. Tai va, tai dar nusifotkinau, būtinai įdėsiu tos mergaitės nuotraukėlę. Na ir tokiu būdu nuskridau į tą Norvegiją. Ir ten toliau jau jums viską turbūt pasakojau. Na, grįžti irgi pakankamai nebuvo sklandu vien todėl, kad kai kėliausi keltu, turėjau dar važiuoti traukiniu. Ir traukinių bėgiai buvo sugedę ir tiesiog man teko laukti autobuso 40 minučių ir jau pergyvenau, kad nespėsiu į lėktuvą.
Tai va, tai tokia neįtin sklandi trumpa mano kelionė, bet viskas normaliai, vakar buvau visiškai bėgu ir gimtadienį pasitikau, žinokit, viena ir visai nieko nenorėjau, nei matyti akyse, nei girdėti sveikinimų, tikrai buvau be sveikatos. Ir pilvas skudė ir taip toliau, nesvarbu. Ir žinokit, oro uoste man rašo Justė. Tai tu neišvažiuok iš oro uosto, o tu vargiai, galvoju, ką jinai čia sugalvojo, nes mane turėjo atvažiuoti paimti vyro mama. Ir aš sakau, žinok, mane atvažiuos paimti ir aš išvažiuosiu, aš tikrai negaliu laukti. O tau važiavo taksi su vyru padaryti man staigmeną. Tai jie sukosi į miestą, sako, prisijung. Bet man tikrai nebuvo gera ir aš neprisijungiau. Tai va, tokia trumpa istorija. Ir aš jums sakau sudie iki kitų kartų.